Svencelė tai Kuršių marių pakrantės perlas, kurį ypatingai pamėgo kaituotojai ir ramybės ieškantis poilsiautojai. Čia vos kelių žingsnių atstumu nuo vandens stovi jaukus 6 metrų ilgio į 3 metrų pločio moduliai su erdviomis modulinėmis terasomis. Susitinkame su jų užsakovu, kuris nusprendė šią unikalią vietą paversti poilsio kampeliu tiek savo, tiek atvykusiems svečiams. Labas Aleksandrai dar kartą, malonu, kad sutikai pašnekėti apie namukus, apie šią puikią vietą. Tai pradėsim tada nuo klausimų, ar ne? Žinoma. Apie idėją ir pradžią. Kaip atsirado mintis kurti būtent čia, Svencelėje? Aš kaituoju jau 10 metų, čia važinėjau į šitą vietą apie 7 metus ir jau 3 metus aš čia gyvenu visą sezoną. Tai yra nuo pat gegužės praktiškai iki pat spalio. Ir šiais metais aš pradėjau operuoti šitą kempingą, nusprendžiau jį šiek tiek pagražinti, kad būtų ne tik kemperiukų ir kad būtų kažkas moderniau, tai va tokių gražių modulinių namukų. Ir tada mes susipažinom su tavim per šią idėją. Ir tada aš ieškojau, kas man pastatys tuos namukus, man vietiniai architektai rekomendavo tave, aš tau paskambinau, tu pradžiai pasakei, kad tu esi labai užsiėmęs, bet aš tada pasakiau, kad aš esu iš čia, o tu čia vedžioji šunį. Dažnai. Ir jau už valandos tu čia atvažiavai ir iki vakaro mes pasidarėm samatą ir sutarėm dirbti. Jo, su detalėmis viskas, aš jau pats gerai neatsimenu, bet taip viskas greičiausiai ir buvo, nes jau praėjo kažkiek laiko ir aš čia lankausi taip pat pakankamai dažnai. Leidžiu laiką Svencelėj vos ne kiekvieną dieną, tai vat puikiai vieta. Ar tai buvo labiau asmeninė investicija ar investicija į nuomos verslą? Kas labiau įtakojo tavo pasirinkimą čia būti ir statyti namukus? Na, tai yra visiškai mano laisvalaikis, pagrindinė mano darbovietė yra Vilniuje, o kadangi čia yra susiję su kaitavimu, tai tiesiog norėjau jau gyventi nebe kemperyje, o patogiau, tai yra namuke. Taigi pasistatėm šios namukus gyvenamosius. Šitoj linijoje mes planuojam gyvenamieji namukai, o toj linijai dešiniai tokie patys komerciniai. Čia tiems, kas ketina kaitavimo verslais, ar ne, užsiimti pagrindę? Kažkiek kaitavimo mokyklėlę atidaryti. Pardavinėti kažkokius tai gal... Ar parduotuvėlę. Kodėl pasirinkai būtent modulinius namus, o ne tradicinę statybą? Šį sklypą mes nuomojamės, todėl mes norėjom kažko tokio mobilaus, kad jeigu ką, mes persivežam į kitą vietą, o antras dalykas, kilnojamam turtui negalioja statybos reglamentai, tai mes esam gan lankstus ir kilnojamas turtas yra labai likvidus, jeigu mums kažkas nepatinka, įdedam į skelbį ir parduodam. Taip, arba išsivežat kur norit ir jo čia nebelieka, į kitą vietą. Nebelieka jokių problemų tada. Kiek laiko užtruko visas projekto įgyvendinimas, nuo pirmų žingsnių iki pirmųjų gyventojų čia? Šitam kempingui jau yra iš tiesų apie 10 metų, tai iš tiesų čia buvo visas įdirbis padarytas. O mes tiesiog darėm patobulinimą. Remontą. Mes šitą vietą norėjom pagražinti. Pradėjome šitą veiklą kovo pradžioj ir mes turėjom gegužės 1 dienos atsidaryti kempingą. Tai realiai visi statybos darbai vyko per balandžio mėnesį, tai per balandį mes čia labai daug ką padarėm. Čia dirbo sunkioji technika, lyginom kelius, iš prūdo padarėm ežeriuką, pilnai renovavom dušinės, kaitavimo mokyklos pastatą ir vat praktiškai per balandį iki gegužės vidurio per kokias 5-6 savaitės mes su jumis pasidarėm šitos modulinius namukus. Aš atsimenu irgi, skubėjom stipriai, nors buvo visokių nežinomų dalykų, ypač, kad šitie namukai pirmieji 2 su metaliniu rėmu, mes su metalu nedirbam,
Tai šiek tiek reikėjo apmastyti kai kurios niuansus, ar ne, konstrukcinius kažkokius, tai nes dažniausiai dirbam su medžiu. Papasakok apie namelius, kokie patogumai juose yra įrengti. Šiame namukė, ką mes turim atvestą elektrą, turim vandenį atvestą iki namuko, tai yra lauko toks vanduo. Viduje mes kol kas neturim atvesto vandens ir neturim sanitarinio mazgo, tai yra nuotekų, galbūt mes tai darysim kitais metais. Na, bet kadangi tualetai ir dušai yra arti, tai mes kol kas naudojamės bendraisiais tualetais dušais. Mazgo, tai yra nuotekų, galbūt mes tai darysim kitais metais. Na, bet kadangi tualetai ir dušai yra arti, tai mes kol kas naudojamės bendraisiais tualetais dušais. Bet tas mums to visiškai pakanka, nes mes į šitą kilnojamą daiktą namuką žiūrim kaip į vasarnamį. Kadangi mes įpratę gyventi kempinge, tai mums yra viskas labai patogu. Kas sugalvojo namelio dizainą? Tu? Ar architektas gal, ar dizaineris? Na, pati pirminė idėja buvo mano, aš šiek tiek pasitariau su mano draugu architektu. Tiesiog aš dariau taip, kaip man reikia. Kadangi aš čia jau esu 3 metai ir iš patirties žinau, kad mes gretimame kairiai pusėje turim kaimynus, jie irgi turi modulinius namukus. Ir aš žinau atsiliepimus, kas ten gerai, kas ten blogai. Tai tarkim, ten yra kondicionieriai, o mes nelabai mėgstam gyventi su kondicionieriais. Todėl mes nusprendėm, kad 3 namo sienos turėtų varstamus langus. Tai jeigu yra karšta, tai mes atidarom, pravedinam ir tikrai yra... Atsivesina viduj. Jo, ir tikrai yra nekaršta. Tai mes norėjom, kad būtų, čia pas mus yra duris, varstomas langas, vitrinis langas, varstomas langas ir varstomas langas. Tai atidarom 2 langus ir mes pilnai prasivesinam. Tada aš pats esu didelis baltos spalvos mėgėjas. Irgi iš patirties aš ir kelis metus prieš tai turėjau baltas terasas, tai iš tiesų ta balta spalva tikrai labai gražiai atrodo. Jinai yra ilgaamžė ir kas svarbiausia, namukas neprikaista nuo baltos spalvos. O trečias dalykas tai yra veidrodiniai langai, tai yra jie atspindi saulę. Žmogus esantis viduje mato, kas yra lauke, o iš lauko to žmogaus nesimato. Privatumo duoda. Dėl to yra privatumo ir tikrai yra iš stilistikos tikrai labai gražiai atrodo, kai tu žiūri ir tau atsispindi marios, ežeriukas, visa žaluma tikrai labai gražiai atrodo. Norėjau klausti, kaip manote, lauko apdaila yra šviesios spalvos, kodėl pasirinkai būtent baltą spalvą, tai čia jau turbūt ir atsakėjai, tau patinka. Jo, patinka balta spalva, aš kelis kartus buvau Graikijos saloj Santorinėje, apskritai visoje Graikijoje viskas yra balta, tai ta balta spalva labai mane žavi. Šiek tiek Graikijos atnešiai į Svencelę. Jo, tai yra pajūrio kraštas, toks, norisi tokios gaivos. Dauguma namukų Svencelė yra juodos spalvos, tamsios spalvos, tai man nelabai patinka. Juoda spalva mažina, balta spalva didina. Tai tikrai labai džiaugiamės ir yra labai gražus derinys, balta spalva su antracito spalva. Tai yra antracito spalvos langai, antracito spalvos terasa. Labai stilingai atrodo. Puikiai sugalvota iš tikrųjų. Ar terasa daugiau suteikia privatumo, ar labiau atveria ryšį su aplinka? Tai terasa, kadangi mes čia leidžiam laiką šiltuoju metų laiku, tai terasui ką? Tarkim, šiandien ryte aš ateinu, papusryčiauju, čia galiu ir pietauti, ir vakarieniauti. Čia aš sėdžiu, žiūriu saulėlydį, čia aš sėdžiu, žiūriu, kai vyksta kaitavimas, žiūriu, kokį man prisipūsti kaitą. Tada jeigu lyja, aš pasislepiu nuo lietaus, jeigu yra vėjas, aš už šito lango didelio pasislepiu nuo vėjo. Tai kadangi mes čia vasarą leidžiam laiką, tai terasa tai tikrai būtina. Jinai yra tokio pat dydžio kaip ir namukas, 6 metrai ant 3 metrų.
Vidaus interjeras šviesus su natūraus medžio apdaila ant sienų ir lubų. Ir viena akcentinė siena iš vertikaliai montuotų termodailylenčių. Kodėl pasirinkai būtent tokį stilių? Na, medis iškart yra gerai. Natūrali medžiaga. Taip, natūrali Organinė medžiaga. Šviesus medis suteikia daugiau erdvės. Ir galinį sieną mes padarėm iš degintos medienos, tai toksai akcentukas. Termo. Jo, iš termo medienos, toksai akcentukas ir kvepia skaniai. Ir atrodo tikrai puikiai, prabangiai. Nu, ta siena, jinai duoda tokio prabangos jausmo, įėjus į namelį. Jeigu būtų likusi baltos spalvos paprastos, būtų visai kitoks vaizdelis. O šita termo medienos apdaila tikrai puikiai atrodo. Kaip pavyko išnaudoti nedidelę erdvę, kad jinai būtų funkcionali ir jauki? Jo, tai pagrindinis baldas viduje, tai yra kušetė. Mes pirkom ją tiesiog iš Ikėjos, kainuoja apie 300 eurų. Ta kušetė, jinai atsidaro, gali būti viengulė lova, gali būti dvigulė lova. Du čišiniai viens ant kito pasideda ir gaunasi kaip ir sofa, kaip ir viengulė lova, kaip ir dvigulė lova. Galima sutaupyti vietos, jas suskleidus. Jo, sutaupai erdvės, jinai irgi yra baltos spalvos. Labai patogu ir nebrangiai. Ar svečiai vertina didelius langus, kurie suteikia daug natūralios šviesos ir leidžia matyti aplinką? Taip, tikrai, mes savo namukus mes turim viso pasistatę, turim Andriau 2 namukus, vieną nuomoju ir savo, duodu savo giminaičiam, va čia savaitę buvo mano tėvai atvažiavę, mano brolis atvažiavę. Tai irgi visiems labai faina atsikelti, atidaryti užuolaidas ir tada matosi visas didžiulis panoraminis vaizdas. Tai tikrai labai faina turėti didelius langus. Jo, tai čia didelis pliusas šitų namelių. Dideli langai. Svencelės išskirtinumas. Kaip apibūdintum šią vietą žmogui, kuris niekada čia nėra buvęs? Tai Svencelė, galima sakyti, yra trečiasis Lietuvos kurortas. Yra Palanga, yra Nida, yra Svencelė. Aišku, daugumai tai dar neatrastas kraštas. Jį renkasi šiek tiek kitokie žmonės. Svencelė kilo apskritai iš kaitavimo bendruomenės. Čia stoja kaitavimo lenta. Tai yra pirmieji kaituotojai čia pradėjo važiuoti beveik prieš 20 metų. Ir iš mažo žvejų kaimo tapo, galima sakyti, trečiasis kurortas, kur dabar jau yra jacht klubas. Yra ten prabangios jachtos, statosi brangus namai, statysis viešbutis, centras, šalia statosi vėjo miestelis, ten investicija 65 milijonai, ten bus planuojama pastatyti 250 namų. Tai vat dėl to... Mažas kiekis, aš net negirdėjau, kiek ten stato, bet... Taip, investuoja 65 milijonus. Taigi Svencelė kažkada tikrai taps trečiuoju Lietuvos kurortų pajūryje. Ir taip pat tai yra lietuviška Venecija, tai yra miestas, kur yra kanalai, salos. Yra planai, kad visa Svencelė taps kanalų miestu, nes melioracijos grioviai bus paversti kanalais ir bus galima pas kaimyną nuplaukti su kateriuku. Bus fainiai kažkada tai pamatyti. Ar pastebi, kad kaituotojai yra pagrindinė jūsų klientų grupė? Na, reikėtų pažiūrėti segmentus. Tai mūsų kempinge tai taip, beveik visi yra kaituotojai. Jeigu žiūrėti į brangesnius namus, tarkim kaip Svencelės salos ar vėjo miestelis, kur namas kainuoja 200-300 tūkstančių, tai ten vis dėlto turbūt pagrindiniai yra ne kaituotojai, gal tie žmonės, kurie turi aukštesnės pajamas ar perka investicijai, kaip tiesiog pajūrio antras būstas. Kaituotojo tikslas, aš manau, tai būtų ir galimybė, tai yra modulinis namukas, va tokio tipo, kur galima iki 20 tūkstančių įsikurti Svencelė, čia kalbu be žemės sklypo. Belaukiant vėjo apsigyventi. Taip. Ar svarstai plėsti namelių skaičių? Šiame sklype mes planuojam, jeigu viskas bus gerai, šitoj pusėj, kairiai pusėj gyvenamieji namukai, tai čia gal tilptų viso kokie 5 ir toj pusėj, dešiniai pusėj 5 komerciniai. Žiūrėsim, kaip bus rinkos
poreikis, bet mes už šito kempingo vartų kartu su bendraminčiais perkam dabar 2 sklypus. Viename sklype bus tai yra didelius sklypus ir jame bus 11 bendrasavininkų, kitam bus 9 bendrasavininkai. Tai galima sakyti, ten įsikurs 20 namų ūkių. Dauguma ten yra kaituotojai ir jiem visiems patiko mūsų idėja, kad vasarnamis, kuris yra nebrangus, tai galbūt su jumis, Andriau, ir ateityje darysim ir daugiau tokių namukų. Pratęsim darbus, ar ne? Taip. Bus tikrai malonu padirbėti kartu, nes šį sezoną viskas tikrai buvo puikiai. Šiaip ir vieta pati darbui labai nebloga. Bet jeigu statysim daugiau, aš visą laiką už. Kreipkis, Aleksandrai, bet kada. Gerai. Galbūt ateityje planuoju pasiūlyti čia atvykstantiems daugiau paslaugų ir pramogų. Ne vien namelį apgyvendinimas, bet galbūt kažkas tai dar atsiras. Yra tokia mintis padaryti šioje vietoje, mes vadiname dabar Svencelės Respublika. Galbūt mes šiek pakeisim konceptą, bus Svencelės Respublika pramogų parkas. Kodėl pramogų parkas? Tai yra tokia bendroji Svencelės vizijoje. Ten yra jacht klubas, brangus namai, ten mūsų tose sklypuose bus pigesni moduliniai namukai ir visiems reikia pramogų. Jeigu pučia vėjas, tai jau mes turim ką veikti, bet jeigu vėjas nepučia ir mes norim čia būti, mums reikia kažkokių pramogų. Arba nekaituojantiems žmonėms čia, kad čia atvažiuoti, reikia kažkokių pramogų. Tai ką mes dabar turim iš pramogų? Tai mes turim pirtį, turim ežeriuką, į kurį galima iššokti po pirties, kuriam galime žvejoti, turim laukų sporto salytę, turim kupolą, tame kupolė mes planuojame daryti tokią mažą kino salę. Tada, iš tokių idėjų tai yra tinklinis, kažkoks didelis batutas vaikams, kad čia stovėtų mūsų kažkokia valtelė, kažkokia vandens transporto priemonė, kuri galėtų perkelti mūsų lankytojus per Kuršių marias. Trunka 15 minučių, jūs jau esate juodkrantėje ir jau ten galima eiti prie jūros. Tai žodžiu, norim visokiausių daug pramogų suteikti Svencelės lankytojams. Atrodo, skamba iš tikrųjų puikiai. Kino teatrą tikrai užeisiu. Kaip ir viskas, Aleksandrai. Ačiū tau, kad sutikai pakalbėti. Geri planai, graži vieta. Tikrai dažnai lankysiuos. Ir iki šioliai dažnai lankausi, jau 3 metai čia gyvenu šalia. Atvažiuoju pastoviai ir dabar dar dažniau važinėsiu turbūt, nes man čia patinka, taip pat kaip ir tau, manau. Labai patinka, labai. Turbūt viskas su klausimais. Ačiū tau. Ačiū tau, Andriau. Malonu buvo. Malonu. Šie Svencelėje pastatyti moduliai su erdvėmis terasomis ir jokių interjerų puikus pavyzdys, kaip nedidelė erdvė gali suteikti viską, ko reikia kokybiškam poilsiui. Pro vitrinas matosi Kuršių marios, terasa tampa ryšio su gamta vieta, o viduje šviesios spalvos ir paprastumas kuria ramybės atmosferą.